Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir šiandien jums pristatysim DigiFlavor Pharao RT kaitiklį. Milžiniškas kaitiklis. Pažiūrėkim, koks jis iš tikrųjų yra. Iš arčiau. Arba iš toliau. Arba iš toliau. Arba iš arčiau. Kaitiklį gaunam štai tokio dėžutėje. Jie atsidaro. Taip, tuoj parodysim. Atidaryti gana paprasta. Jo, šiaip. Nu kaip, iš tikrųjų čia reikia atpjauti šitos. Aha, aš nepjuvęs atidariau. Tai tas stiprus vyras esi. Va, tada turim kaitiklį, prailginimą bako, kuris padidina mūsų bako talpą. Turim stikliuką, išsiima visas šitas blokas. Ir tada turim visą maišelį gėrybių, atsuktuvas, šitie kandoniukai, varžtai, va šitą žodį užmiršau, 50 kandiklių. Žodį, sudėtingas. Ir turim knygutę, kas dar toks rėmelis. Stumiam čia viską į šalį. Ir tada turim patį kaitiklį. Atsisuka viršutinis kandiklis ir pildymas. Štai čia turim skysčio užpildymo kanalus, nors čia toks lovys, sakyčiau, gali pilti. Skysčio užpildymo lovys, kur realiai pipečių nereikia, galima tiesiai iš buteliuko aukšti. Čia štai viršutinė mūsų dalis su viršutiniu oro padavimu. Štai matom apvalėjantis skliauto formos viršutinė kameros dalis. Nusiima stiklas. Atsisuka tada pati mūsų kaitinimo kamera ir turim kaitiklio bazę. Ji taip pat išsisuka, kas man asmeniškai didelis pliusas, paskui papasakosiu kodėl. Ir tada mums lieka jau pati kaitiklio jau visas pagrindas su reguliuojamu oro padavimu taipogi, kuris fiksuojasi. Trakš. Labai smagiai. Štai kaip atrodo kaitiklis su prailginimu lyginant su kaitikliu be prailginimo. Ir dar kas įdomu, galima užsukti kokius 5 tos prailginimus, jeigu turi. Jo, iš visų faraonų galima suvinioti. O jis čia labai paprastai nusiima. Tiesiog atsisuka ir užsukam vėl viršų. Nereikia nei skysčio išpilti nieko, tiesiog. Tada. Taigi, susidėsim vatą, turim nediduką gabaliuką. Kiek mums bus per akis. Nu kaip nediduką vienam koilui? Nu, man tai nedidukas. Čia, žinai, kaip pažiūrėsi. Vienam didelis, kitam mažas atrodo. Nelenda. O, sulys gerai. Nedidukas, sakiau, pasirodo didukas visai. Štai, prieki gumbas kažkoks buvo nemalonus. Viskas mums čia gražiai įsivažiuos. Va, išsišukuojam. Kuprota vata. Kuprota vata, nu kažkokia įkišai tu man, štai taip ir davėjai noriai. Aš pamatą tiesiog palenkiu, pamatuoju, kad būtų ties maždaug čia. Kita pusė lygiai taip pat. Turim grėbliuką vatai. Tiesiog pagrėbuojam. Ai. Pagrėbuot nepatingėkit, nes jeigu neišgrėbuosit normaliai vatos, tai tada sunkiai gersis skystis. Tik nepersistenkit, nes kai tada bėgs. iš vietos, kur yra spiraliai, tai tada jo. Ne, kai gaus skysčių vėl pasipūs ir viskas bus gerai. Bet jeigu labai užgrėbuoji, tai ne, tai viską reikia saikingai grėbuoti. Aš matai mano galvą? Aš nesaikingai grėbojau galvą su šukom. Ir va, pasiekmes matom visi kaip blizga. Ne tik išvaizdai. Taip, kad žinok, grėbuokit atsakingai. Toliau yra kanalėliai, kaip trippers mes nededam, pastebėjom, kad veikia ir paprastai labai gerai. Švelniai sudedam, neperkišam. Dabar grėbuot nebereikia. Kaip Tomai? Ne, nebent dar kažkas nelystų. Tai tada jau reikia. Bet tai čia plius minus ok. Viskas gražu. Pagrūdam atgal. Apšlapinam. Skysčių. Jo, skysčių. Elektroniniam cigaretėm skysčių. Va, šiek tiek skysčio. Ir dar aš mėgstu sudrėkinęs šiek tiek paglostyti. Roniuką glosto Karolis. Sudrėkinęs. Kad žinai, tie atsišerpėtoje visokie būtų. O žiūrėk, kokį šerpėtį ištraukia.
blogai grebliojai. Šitą. Dabar su trimeriu reiksai. Reikia atsargiai su trimeriu. Štai. Užsukam baką, užsipildom skysčio ir važiuojam. O tu pildant uždarai džiūslau, ar ne? Visą laiką. Aš irgi, bet net nebandžiau, žinok, pildyti atidaręs, įdomu išbėgti, ar ne? Kažkaip visat nori būti saugesnis, nes labai skanus skystį garina. Pildyti reikia iki pat viršaus, nes tikrai neišbėgs. Užsukam. Skrybėlę. Kaminą. Atidarom džiūslau. Atidaryti labai paprasta, tiesiog pasuk baką ir atsidaro. Atsireguliuojam orą ir pajėkam. Viskas, važiuojam. Tai va, Karolis parodė, kaip išgribliuot vatytę. Tu parodė, kaip išardyti kaitiklį. Abu naudingi šiandien buvom, dabar papasakokim šiek tiek plačiau. Pradėkim tada, manau, apie kaitiklio, nuo kaitiklio pliusų minusų ir tebūnie Karolis šauk pirmą minusą. Pirmas minusas, kuris girdėjau, kad pasitaiko ne visiems. Viršutinis oro padavimas reguliuojasi gana lengvai. Jo, aš asmeniškai irgi turiu tokį, sakykim, man papuolė tokie. Man irgi labai lengvai sukaliojasi. Faraonų šitokių aš čiupinėjau, padėjau surinkti dar bent keletui žmonių ir mano iš visų laisviausias. Pats pirmas įsipakavau patį. Labiausiai pasileidęs Tomai turbūt. Pats pirmas pasileidęs labai toks. Tai va, sekantis minusas būtų man tada dar toks kandiklis. Šiaip su juo viskas gerai. Jis ganėtinai patogus. Atsukt viskas su juo irgi patogu, tvirtas, viskas gerai, bet jis metalinis, ant jo šiek tiek renkasi lūpų likučiai ir jis nekeičiamas. Teoriškai išlupę šitą vamzdį mes galim įstatyti 50 kandiklio adapterį. Kažkokį neaišku daiktą, kas yra viduje. Jo, ten toks duslintuvas. Ir tada galim įdėti 50 kandiklį. Nu, bet tai tada dar gaunasi. Dar ant viršaus dar kandiklį. Ir jeigu dar extensioną uždedi, tai šis gaunasi. Nu, toks kažkoks biški kažkaip galėjo su šitą vietą sužaisti, jo labiau kaip dabar ant bangos labai tiegūno kandiklį 80, tai nu kažkaip galėjo padaryti blogiau, nu geriau, nes padarė. Aišku, galbūt norėjo padaryti ne taip kaip visi, kad būtų kažkoks kitoks, o būtent toks pas mus kandiklis, nes visi gūnai mes norim būti kitokie. Tuo jo aš tikrai nesiskundžiu, viskas su juo gerai, tik kad galėtų, sakykime, būt galis dar padengtas kažkuo, kad taip lūpų likučiai to nesirinktų, bet čia, nu, subjektyvu. Šiaip jisai tikrai patogus. Tūkstantinė škurkė, lūpas ir nieks nelips. Nu, arba taip, arba kandikiai. Taip, tada sekantis minusiukas būtų, nežinau, ar tau Karoli pasitaikė, surinkus kaitiklį, nesvarbu garinį jį, ar jis tiesiog stovi užpiltas skysčio, po kiek laiko aplink apatinį oro žiedą pradeda rinktis skystis. Ir jis taip baisiai nesimato, kol tu jo nepradedi reguliuoti. Ir tu iki paspaudi ir ten taip iš tų kraštų ir štrykšta tos skysčio vis biškai. Ir bet jeigu kažką pareguliuoji, nu taip kažkaip pat įsiteplioja tos rankos. Vos, tai per marytės plauką. Bet čia jo, čia jis turi pastovėti dieną, dvi, va tada prasideda, kad pradedi matytis tą tokį šlapimą. Nu ir tiesiog, sakykime, dauguma kaitiklių tokį trūkumą turi, tiek, kad pa šitą, kadangi tas žiedas apačioje toks gan didelis ir nu tu kitaip niekaip kaitiklio realiai neatsuks ir privalai už čia paimti. Ir kaip paėmė, bet čia, sakau, jeigu, bet vėl viskas pereina tada į teigiamą pliusą, pliusas teigiamas, bazę atsukus, mes galim iš kaitiklio pagrindo pačią kaitinimo bazę išsukt lauk, neišėmė vatos, neišėmė spiralės, šitą išsiplaut, išsivalyt, vėl įsukt kaitiklio bazę į jo pagrindą, vėl viską surinkt ir mes nieko nekeitalioja, turim vėl švarų kaitikliuką. Tai čia didžiulis pliusas. Nu jau dabar perėjome pliusus, teigiamus. Dar tada prie minusiukų būtų, man kartais pasitaiko, kad užsukinėjant driptipą šiek tiek pašlampą pildant viršus. Bet čia dažniau būna, tai jeigu pasivartalioja kaitiklis. Bet įtariu, kad dėl tarpinės galbūt reiktų pažiūrėti komplektą, kitą pabandyti užsidėti ar bandėjai. Eksperimentą padariau, kad jeigu jis stovi ilgą laiką ir tu tada atsuki, tai tada ne. Bet jeigu tu jį pavartai, kad sudrėktų kandiklio visas tas blynas iš apačios, tada va, pliurkšt matai biškį.
O jeigu jisai tiesiog pastatytas kažkur stovi, tai tada viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja vietoj. Tokios problemos kaip ir nėra. Ką, minusai tokie, sakyčiau, jie yra, bet tokie gana subjektyvus. Pas mane padrėks ar nepadrėks. Neigiami minusai. Pas mane matai saus. Gal, sakau, čia taip pat vėl, viskas čia labai subjektyvu. Pereikim tada, manau, jeigu Karol neturi daugiau minusų prie pliusų. Prie pliusų labai noriu pereiti. Pirmas man pliusas, tai kuris tik surinkus skaitiklį, aišku, atsidarai, išsipakuoji, pamatai, kad tie visas dėkas žiauriai patogu, žiauriai didelis, bet pirmas įspūdis, kai užtraukiau, pirmą įtraukimą, tai oras. Toks švelnus, toks malonus. Ir kaip nureguliuosi, taip nešvokščia, nešvilpia, bet kokią kombinaciją gali daryti, nešvilps. Žiauriai maloniai, švelniai traukis. Oro iš tikrųjų ir jis ne tik, kad švelnus ir malonus, bet jo žiauriai daug. Ir viršutinis, ir apatinis. Galim jos ir kombinuoti. Ir viršų su apačia. Biški viršaus, biški apačios. Vien tik viršų, biški apačios, vien tik viršų, vien tik apačia. Aš asmeniškai naudoju pusę apatinio oro ir visiškai uždarytas viršus. O žinok, dažniausiai pusę apatinio ir vos praverta viršų. Tada pastebėjau, šiek tiek sumažėjęs skonis, bet švelnesnis oras gaunasi. O man ir su dviem apatiniam tom skilėm labai švelniai viskas, sakykim, važiuoja. Kitas tada dar būtų pliusas, kad, kaip realiai, tai yra didelis pliusas, jeigu nori daugiau vatų naudoti, 60 vatų, viskas atidaryta. Daugiau vatų, žiūrėk, aš truktelisiu 80. Šitas super duper Farok koilas laikys tikrai puikiai. Dėl sportinio intereso niekada nebandžiau 80. 70. 80 vatų, varža 0,25. Oras pilnai atidarytas, pažiūrim, kaip jis važiuoja. Ir garsas traukimo švelnus. Žinok, jaučiu, kai paėmus single coilą, tai turbūt galima perpūst kokį TF12 drąsiai. Priklausomai nuo coilo viduje, bet... Daug galios, aš kaip tik sakau, naudoju pusę apačios, uždarytas viršus, skoninis garas, skonis toks ryškus, tas garas toks drėgnas, maloniai šiltas. Labai skaniai garuoja. Kokį skystį bepiltum, ar tai būtų tabakinis, ar kreminis, ar vaisinis, visos natos jaučiasi pakankamai ryškiai ir skonis skysčio, tikrai nebuvo skysčio, kuris būtų skanus ir ant šito kaitiklio būtų tas skonis nepasijautęs. Tikrai labai patiko. Sakyčiau, man šitas netgi pakeistų Amitą, kurį jau tikrai naudoju ilgai ir man jisai čiut neskonio talonų tapęs tų biudžetinių kaitiklių. Bet šitas, pavyzdžiui, man, jeigu lyginti ar su kokiu, pavyzdžiui, Amitu, irgi kaip single coilas, tai šitas, nežinau, 100 kartų patogesnis dekas yra. Bet irgi labai patogu. Gali kokį nori įdėti ir, žiauriai patogu ir man kas labai patinka, kad nesugadini koilų. Tu įsidėjai, su klemsiais tais priveržiai, kaip jūs pavadinti lietuviškai? Spaustuvais, turbūt spaustuvais. Prispaudė, ištraukėsi, toks pats kaip buvo naujas. Gražus, nesusidėvėjęs, įsidėjai kitą ir... Labai patogu, vatą sudėti irgi matėt. Labai patogu, biški ten pagrebliojai, sukišai, pašlapinai, roniuką padarėjai ir vėl gali garinti. Tas vatos dėjimas toksai irgi pliusas, mano nuomonė, tai yra... Patogu žiauriai. Labai paprastai, nereikia tikrai ten įkišti, versti, ištraukti, prakirpti, paprastai įdėti, nepersistengti reikia ir jos nepamažinti. Dedant jausis, kad esantys kanalėliai šiti matytųsi, kad užsidengtų, nebūtų likę laisvų kažkokiu tai oro tarpu, nes tada skystis tiesiog pastoviai bėgsim į vidų. Tiesiog per daug nepridėti. Pilnai uždengti, puriai ir... Nes kas dar matė jo kūrėjo apžvalgą irgi žiūrėjo, kad jisai ten tą vatą deda, lenkia ir kad viskas ten labai gražiai tada važiuoja. Su skystesniais skysčiais galbūt, bet kas naudojat premium skysčius arba tirštesnius, ten 70-30, ne. Labai nedaug vatų tada reikia naudoti, nes tikrai gausit sausą kitu atveju. Kitas pliusas man aplamai labai patiko kaitiklio konstrukcija. Jis yra didelis, bet ta pačia nusiaurėjanti, aišku, vėl skonio reikalas dėl spalvų, to tokio, sakykim, suderinamumo. Aš kaip tik prieš apžvalgą sakiau, kad man gražiai būtų visas buvęs sidabrinis. O man būtent jis toks išskirtinis, kai ta pačia juoda, viršus juoda su vidurys sidabrinis. Grinai. Ir ant juodo modo, ir ant sidabrinio, kur be užsuksi, man asmeniškai jisai, Dydis jo iš tikrųjų, kai aš įsipakavau, galvoju, blemba, pirmas įspūdis tai nustebina. Bet su AL85 patogu, tas setukas išlieka mažiukas ir kažkaip pripranti ir tada džiaugies patogiu, super patogiu pildymu, super dideliu deku, kur gali įdėti monstrišką. Kaip ir paminėjai, kitą pliusą iš karto tai pildymas.
didžiulis pliusas. Labai nemėgstu kaitiklių, kuriuos sudėtinga užpildyti. Čia tik atsisukai, viskas. Bet kokia pipetė, bet koks buteliukas, iš bet kokio tiesiai iš buteliuko galima pilti ir nebus jokių problemų. Ir su tuo prailginimu labai šiaip yra dar patogu. Kada mes atsukam viršų, užsukam tą papildymą, tarkim, reikia kažkur išliekti ir norim biškį daugiau skysčio pasimti, ar ne, užsisukom tą papildymą, supylėm beveik 8 ml skysčio, užsukom viršų, nugarinom, kad nebebūtų jisai, pilnas skysčio ir norim vėl mažesnio kaitiklio, tą nusukom į servetėlę, suviniojom iki šiandien, įsimetėm, užsukom viršų, važiuojam. Ir jokios problemos nėra. Tai va, dar tada iš pliusų būtų skonis super duper pasakiškai nuostabiai tai čia skanus. Skonis, garo kiekis, džiauriai atitinka visą kokybę. Pačio kaitiklio surinkimo kokybė yra tikrai gera, visi sriegiai malonūs, geri, varžtų prasuk neįmanoma, tikrai nežinau, kas prasuksit varžtus, atsiųskit man nuotraukas dovanų premium skystis iš manęs asmeniškai. Tikrai neprasuksit. Iššūkis mestas. Čia iššūkis. Bandykit prasukti. Gal kažkiek yra to, sakykime, minusiukas būtų to deko. Toks, vėl subjektyvus. Man yra pasitaikę, kad jeigu tu dedi paralelinę spiralę, kur eina lygiai grečiai dvi šalia viena kitos vielos, tarkim, paprasta viela, vienos gijos ir šalia dedi kokį klaptoną ar kažkokią pintą vielą, kur yra kur kas stambesnė, o ta tokia mažytė. Ir tas klempas, tas spaustuvas, tas griptas vieną prispaudžia, o ta lieka makaluotis ir ten trumpina. Tai va, su tokio tipo spiralėm jis, biškį reiktų pažaisti. Galima užviniuoti kažką, bet aš nežaidžiau. Aš dėjau tada kažką tokio plokščio, kas nesiveržia ten iš šonų ir įsikraipo, tiesiog prispaudėm ir Tai va, aišku, jisai visą tai atlieka, kai mes įtinkamai paruošiam, bet tai padaryti tikrai nesunku. Vatą, kaip sudėt, matėm, spiralę, pagal save aukštį pasireguliuosit, kiekvienam savo, bet... Tomui patinka šiek tiek aukščiau, man patinka šiek tiek žemiau. Pakelt, bent per kokį, 4-5 mm nuo apatinio oro. Sakyčiau, pas mane turbūt apie 3, bet įsivaizduok, atlaiko 100 vatų. Ir geria skysti be problemų. Ant kiek vata greitai sudėta ir apžvalgai dar sudėti ne tai, kai dedi namuose. 100 vatų. Jokio sauso, su pilnai atidarytų orų, garų tikrai daug, skonis ne ką atsilieka. Tai va. Universalus kaitiklis. Šiaip dar vienas pliusas būtų, labai man patiko, tai kad viena spiralė, nors jin didelė, bet sakykim, kas mėgsta žemesnius vatus, nesinori, nesiprastyti, dideli tokie kaitikliai, čia vėl pagal garinimo stilių kiekvieno. Dažniausiai tie tokie didesni kaitikliai, ten reikia didesnių koilų, reikia daugiau galios, daugiau skysčio, greičiau sodina bateriją. Reikia didesnio modo. Ne, su šituo. Viena baterija man atlaiko gerą pusdienį. Kas, sakykim, su tokiu kaitikliu, tokiu garo kiekiu, tiek skonio, aš labai patenkintas. Nes ta viena spiralė nereikalauja daug galios. Aš naudoju 40-50 vatų, Ir skysčio tada neryja, ir baterijos tada neryja. Karolis su tokiu pačiu koilu 100 vatų atsukęs buvo. Irgi puikiai važiuoja. Be problemų, jaučiu, žinok, net ir daugiau varytų, bet jau šiandien nebandysiu. Įsibandysiu namie, bet... Tikiuosi pasirodysi sekantį kartą. Skysti geria be problemų, viskas tvarkoj. Tam kartui tada tiek jau ir taip mes daug apie jums labai papasakojam. Tikrai, kas ieškot būtent skanaus, didelio, paprasto kaitiklio, būtina jums jį išbandyti, būtina. Tam kartą tada tiek, siekit mūsų visur prenumeruokit, debesų lygą, Instagram'e. Galit oranžinius, galit juodus sekt. Ir mėlynų yra. Apačioje mygtukas, jeigu video patiko, paspauskit, kad patiko, prenumeruokit mūsų YouTube kanalą, prisijungkit prie mūsų Facebook'e, komentuokit, ką norit pamatyti, ko nenorit, patiko, nepatiko. Standartinė procedūra. Tam kart tiek tada, gero jums garo. Iki.